matė pipsės. Sveiki visi, dabar mama sustojo pamiršti. Pirmas sustojimas. Kaunas prie tėvynės. Prie tualeto. Nuvažiavus. Valandą kelią. Beveik valandą. Jau. Kai čia fontanai pradėjo. Jau pamatėm varveklius, ką ten. Buklingus, galingus naršus. Yra mėgančius. Kodėl mes tyliai šnekam. Žiūri, tyliai šnekam. Tai va, jau atvažiavom iki Eifelio bokštą. Bet jis labai laimingas. Nu tai man. Viskas. Pravažiavom jau. Tai manau, jau galim grįžti atgal. Nu, tėtis sakė, kad čia Lenkija. Tai dabar iš Eifelio bokšto važiuojam link Lenkijos. Nu jo, nu čia tai žiauru. Antras sustojimas Lenkijai. Va, čia mantas. Prisipylėm degalų. Čia šito, kaip čia? Beveik 44 litrai, beveik 300 zlotų. Ant čia tai žiauri kietai. 0,682. Mes prie 6 prisipylėm, parodė, kaip tu rodai. Seks. Žodžiu, čia važiavom pro kažkokį labai fainą tunelį. Manęs prašė, kad filmuočiau, tai va kokie vaizdai, koks kietas žiūri tunelis. Čia liktais Lenkijai, kai važiavom. Tai va, dabar matot, kaip pravažiavom tunelį. Nu tiesiog, nu žiauri fainai. O žiūrėkit, dar nebaigiam važiuoti per tą tunelį. Jo. Nu čia labiau ne tunelis, o tiltas, bet nu visą. Žodžiu. Tai va, ten yra matoma Vysla. Visiškai nesimato per kamerą, bet va, Vysla plaukia. Ką dar noriu pasakyti? Nieko. Vienoj pusėj gražus oras, kitoj apsiniaukia. Tu sakyk. Ką sakyt? Hello, Grensvamter. Hello. Ne, būtent tą Grensvamter. Hello, Grensvamter. Hello, Grensvamter. Žodžiu, buvom sustoję trečią kartą ir nusipirkom raudono buliaus. Ten be cukraus ir be kalorijų, nes mes labai sveiki ir faini žmonės ir labai budi ir ant dietos dabar esam, tai jo. Ne. Taip, raudonas bulius valdo. Kaip dabar darėm, 4. stopą ir atsikėlė mano brat. Štai ir jis. Nusipirkom monstariukų. Pradžia akcija už 3,18 zlotų. Jo, kiti pigiau. Nu tai, ne. Jūs kaip miegosit naktį? Tai nemiegosim. Ir dabar lyja. Supranti, kad dar dabar tik tai 12 valandą dienos. Nu realiai, tu supranti, tai Pagal jų laiką, pagal mūsų pirmą. Kaip oras. Man tu kaip. Pradėjo lyti. Pradėjo lyti. Jo, antras Kiek laiko liks? Kokios orų prognozės? Nežinau. Ta prasme, nežinai. Neįsivaizduoju. Turbūt trumpalaikis. Čia krevetukės, bet man dar palik truputėlį. Nu tiesiog nors, ne? Dabar tėtis. Tai nebent braškinį tą paimk vieną. Kuktelį su uogom. Aš savo šitą pasakysiu. Kurį? Šitą. Man va šitą. Nu tai gerai, va šitą. Na gerai. Nenorėsi, ne? Nu gerai. Kas nuotakas? Na va. Kokia laiminga. Užklopo liūtis. Oi, kaip lyja. Kažkaip tais. Savo marškinius, kuriuos dabar apsivilkęs. Marškinius vertinat 9. O jūs kiek vertinat? Manto marškinius.
Kuris jūs Vokietijos vadas jums patiko labiausiai? Angelas Merkelis. Nu va, nu žiūrėkit, tai kas čia dabar darosi su tais orais? Išvažiavom iš Saulutės ir čia kažkoks lietus. Ne, jau čia ašarikės rodė. Nereikia šipsarės. Viskas nusukam kamerą jau Ne, nu viskas gerai, šiaip laikykis. Gerai. Mes kartu, tai sakant, išgyvensim visą šitą reikalą. Tai jau, tai mama tave ugnį išvadina. Skait ugnį išvadina, nebėra kažkai. Vokiškai jau parašyta čia kažkas. Nu, žodžiu, mes jau kažkur artėjom prie Vokietijos sienos. Va, ženklas. Nes nefiksuoja. Čia kažkoks ženklas. Bundes Republik Deutschland. Tėtis jau patikrina, ar langas veikia. Meriai. Policai kontrolė. Dabar. Kažką tikrina. Šūna, krauna. Tai va, čia vat kaip atrodo vat Vokietija. Čia maždaug va taip va. Maždaug, nu. Oi, kaip skiriasi nuo Lenkijos, žiūrėk, Lenkijoje tokių nebūdavo sos telefonų. Iš vis šiaip Lenkijoje, man atrodos, lenkiški ženklai būdavo, tai tame ir skirtumas realiai yra. Kad čia, žinai, vokiškai viskas parašyta, Lenkijai lenkiškai. Jo, čia Ausfarb, o ten būdavo Kaniec kažkoks, tai kažkas. Jo, kažkoks Kaniec būdavo, jo, mama sakė, kad Skanės. Bet biškai, manau, kad ne tą reiškia. Ir vagis kažkas tai yra. Jau čia, čia visko prirašyta yra. Jo, nu visko, ką reikia, žodžiu, va parašyta, va, kod bus, va, Berlynas 105 km. Kitsot bus 33 km. Mount Tol, Obžanė, Prūkužanė. Tuoj užsidegs šitas. Kokia orų prognozė? O oras taisosi. Tai vieną asfalto juostą jau išdžiūvus, lietus nustojęs lyti. Va, kaip matote, sausa, pirmą juostą, antrą šiek tiek drėgna, bet purslai net neina iš po ratų. Tai reiškia, kad, žemės sąlygos kaip ir idealios. Ne karšta, 21 pagal Celsijo, šilumos, gaivu, smagu, gražu. Važiuojam pro kažkokį tunelį, įdomu, kokio ilgio tunelis. Nu, maždaug tokio pat ilgio, kaip, pusė. Dabar mes važiuojame iki kokių iki kokių vartų važiuojame. Brandenburgą. Mama sakė, kad turiu būtent šitą bokštą nufilmuoti ir visiems parodyti, nes čia labai fainas bokštas. Bet matai, jau čia, kai sakant, jo. Kelias nesiūlau atkreipti, nėra idealios būklės, panašiai kaip Vilniaus centre. Tikrai nėra labai ką geresnis, o čia Berlyno centras. Ne, aš manau, kad, Vilniaus centre labiau sutvarkyti keliai. Centre. Jo, žolė bent jau nušienavo tą. Aš kažkaip taip įdomiai sakyčiau. Čia galima su... Buvo galima, dabar jau negalima. Čia mažas, čia dviračių, žiūrėšios, dviračių. Bet tas didesnis buvo mašina. Visiems įdomus skirtingi dalykai. Čia jau kažkas tvarkingiau gal biškiai atrodo. Ar gal čia tiesiog tai netvarkingai atrodo, nes apsiniaukia labai. Ne. Vežės, paskui pradėjo. Čia žiūri gražiai atrodo, kai čia nežiūrit. Koks kaip žiūri? Tai taip. Su laivu plaukia žmonės.
dabar vasizda saldaš. Vasizda saldaš. Čia yra jau kažkokia žinoma. Jam dabar matas nausi kažką tokį. Čia yra Elžbieta III. Buvusi Vokietijos karalienė. Šiaip fainas marka irgi, bet... Tokios keistos spalvos Toyotas mėly. Taksi čia matai važinėja, tai kaip... Yra Marsai būdavo tokie. Viskas šiaip gerai, mes visiškai nesinervuojame, ne? Įvažiuokite į žiedą ir sukite į trečiąjį išvažiavimą. Gerai. Reikės man čia. Nu iki kiek? Iki dugno? Na, tai davai 180 štai. Nu gerai, palauk, vieną atstumą paėmė, daugiau aš nespausiu. Čia vat tėtis važiuojant 180, dėl to, kas nežinojo, Vokietijoje yra kelių, kur galima važiuoti kokį nori greičiau. Gerai, už tiek 180 matė, daugiau nenoriu. Dar eitų tą mašiną, kokiu 200, ne tuos patalus uždėtų. Aha, jo. Zubinė pasikėsti. Noveris, Magdeburgas 14 km, tai yra Magdeburgas. Šiaip matus, kad nieko gero. Dabar kokia nuotaika, labai pavargam. Ne, pat dabar jau atsigavau. Atsigavo, tu. Kas yra? Kokia nuotaika labai šūdina. Žodžiu, čia vat pirma naktis, tai ten tėtis su broliu miega, va ten palapiniai, va čia tokie vat laukai. O mes su mamyte miegam va čia ant čiužinio mašinai. Va, kaip atrodo vaizdas. Ir ten vat realiai vat prie pat vat kelias tiesiog. Ir mes čia vat nuo kelio biškį nusukom ir va čia iš karto vat pasistatėm. O man kamuolį paėmėt? Aš nežinau, gal man kamuolį paėmė, lol. Žodžiu, tai va, čia mano mamytė miegos, va čia mano, aš miegosiu miegmaišį ir dar teliuką pasiėmiau ir vat turiu pagalvytę. Tai va, mes dabar Vokietijai esam. Aš jau realiai, čia vienintelį įsikūrusiusi ten valgo, aš jau dantis įsiploviau. Ten, nu, savo kaip ir skincare pasidariau, bet mes nelabai kaip ir vandens. Nu, taip pat turi manęs, bet, nu, žodžiu, neplovau veidą, tiesiog pravaliau su salicydo rūgštim. Žodžiu, labai aktualu. Ta, su pižama. Jau ready to go, bet dar kažkaip nesinori miegoti, kol dar kiti nemiega, tai. Jo. Nežinau, kaip žiūri vaibą, žiūri čia, kas tik žiauri daug karkvabalių, ką galiu pasakyti. Minėjau, kad mes Vokietijai. Žodžiu, mes Vokietijai dabar. Ir rytoj tikslas bus Prancūzija, Paryžius. Ten mes turim išsinuomavę viešbutį, hotelį. Ir jo, ten vieną naktį permiegojom ir tada lygtais važiuojam į Ispaniją. Ir jau tada, nu, pasieksim savo tikslą Portugaliją. Tai čia maždaug, nežinau, kažkiek ten užtruks. Bet va, šią naktį miegam Vokietijai. Tai kai atsikelsim ir iš karto važiuojam. Nu, žodžiu, jau ką tik viską pasakiau. Ja, nežinau, ar labai aiškiai, bet kažką pasakiau. Ten mūsų daiktai čia šiaip visi buvo pagašiniai. Jas persikeliam į priekį. Ten, nežinau, kiek matosi, nežinau. Ir dar biškai po kojom yra. Čia tokios. Ir čia va skylė. Mano batai. Buvo 2, vienas dingo nerandam. Jo.
Ai, nežinau, kaip sakiau, bet dar vieną sustojimą buvom žiūri kažkokiam įdomiam mieste. Va, žiūri šiam dabar atrodo. Buvom žiūri įdomiam mieste ir ten kažkaip bemvo, bet ten, miestelis, ten iš viso, kaip kaimas, bet ten buvo bemvo fabrikas. Nu, ne fabrikas, bemvo parduotuvė, ką žinau, kaip ten vadinasi. Tu neduosi. Ko aš neduosiu? Powerbanką tu man neduosi. Na, tai nenusipelniai. Ir ką aš dar turėjau pasakyti? Bro, pertraukė mane. Ajo. Ir ten buvo kažkokiam dideliam prekybcentre ir psisinojau. Ir radau, ko aš ieškojau. Aš nežinau, man dabar labai vaibas. Bro, man dabar labai vaibas yra gert imbierinį alų. Mane Rasa įtraukė ir aš tiesiog I can't stop. Nes jis tiesiog žiauriai skanu, aš nežinau. Ir mano tikslas buvo šiandien rasti imbierinį alų, dėl to nes jis ten geria savo visokius monsterius ir panašiai. Nu, aš irgi kaip ir nusipirkau tą atbulį pasi. Bet it's not that good. Žiauriai saldo ir panašiai. Ir finally, I found my love, ginger beer ir Labas rytas. Ar atrodo labai išsimiegojus? Žiauriai šalta. Dabar aprasau. Žodžiu, 14. Filmuosi, dar atrodo, tai pochai, bet žiauriai šalta. Dar atsikėliau nuo šalčio. Na, šiandien. Tikrai neatsikėliau, nes išsimiegojau. What the fuck. Rytas taip atrodo. Jo. Pakuojamės visi. Ir spėjom iš kokio pusvalandžio važiuoju. Nes jau atsikėlė ir jau dedamės daiktus. Jo. Mažesnė energijos žymiai daugiau. Taip pat tos pačios elektros. Tai va dabar mes esame spūstė ir mes dabar nevažiuojam. Klysti mes. Nes dabar avarija kažkokia. Vėzas, matai, gerai rodo. Ir dvi policijos nuvažiavo. Rodo, žiūrėk, kiek už kelius reiktų mokėti 7. Tai parodyk per kamerą. 34, jeigu važiuot mokamais, greičiau nuvažiuotų. 3-4 eurų. Bet čia va tai žiūri. Kur tu čia rodai, va, kaina. Bet tai durnikam. Gal čia tas... Va. Kaip atrodo. Tai ką čia dabar? Avarija, autobanė. Įsidirbinėjimas salėje yra. Mes, man atrodo, išbaninsim baną, duosim autobanai. Čia matome labai gražią gamtą, tiesiog wow. Iškimiegojau, dabar mes esam Liuksemburge jau. Mes pro Liuksemburgą važiuojame į Prancūziją. Dabar esam Seychelles kafe ir aš nusipirkau kinderį. Dabar žiūrėsim, ką gausiu. Pala. Aš dabar tikra vlogerė. Aš noriu žaisliuko. Tėtis slaimą gavau. Tai manau, pats blogiausias, ja. Bet šokinėja. Tai buvo galima gauti tokius gerus dalykus ir aš gavau slaimą. Turime. Tai tos kurlečiai. Ba. Aš dabar vloginu. Bandžiau šik nepašikošti. Neis. Esame Belgijai. Šiaip neturėjome jos kabinti, bet mes kažkaip čia atsiradom. Kokios matai? Ne pirmas iki, kai mes atsirandam ne ten, kur planuojam, bet artėjam prie Prancūzijos sienos, viskas gerai. Gerai, žodžiu, sveiki visi. Mes dabar esame... Rašysiu į vakar Berlyną, aš Ai, neparašysiu. gerai, jūs dabar valgom pamšpakis. Aš tai žinau, mes siunčiu, man rodos. Dabar Paryžiai esam. Kur mes?
Jo, Paryžiui. Kur mes? Aš nusiprausiau. Čia vienintelį normalių čia esu, bet nekreipiame tai dėmesio. Nu, man tai visai skanas, realiai. Tu mano nori paragauti? Ne. Ger? Jau vėl tas eina. Čia mano. Taip. O dabar mes susiruošėme varyti į Eifelio bokštą. Ten tipo valandą nuo čia eiti. Ir dabar yra 10:11 lygtais tai. Nu gal iki ryto grįšim. Ne, man tai. Taip, 2 graunė. Tai va, mantas prie Eifelio bokšto. Vodkinas dabar. Va. Iš čia fotkinamės dabar į ten. Tėti. Sakyk labas. Labas. Į tą pusę mane nufotkink. Gaila, aš vat nusipirkau šuniuką. Labai čiut. Gerai. Dabar atėjom, net nežinau prie ko. Puturi. Toks. Leonardo kažkoksai. Leonardo Erchley. Va žiūrėkit, kaip čia vat fainiai. Neįsivaizduoju, mes čia kažkur biškį nuklydom. Ir va kokius mes pastatus va čia randam. Žirgai. Tai va žirgai tėtis sakė. Jis geriausiai žirgus išmano. Seniai vardai, čia kažkokie moteriški virš vardų. Va moteriškė virš vardų. Patinka moteriškė, kur virš vardų. Na jo. Eifelis matosi. Nu žiūrėkit, kaip gražu. Nu čia, nu vau, nu pasakų pasaka, nu nesakykit. Nu eik tu sau. Žiauriai gražumėlės, nu neapsakytas. Čia va pamatėm, kad Lietuvos vėliava kažkur ten už tų medžių stebėsi, bet yra Lietuvos vėliava. Va, Lietuvos vėliava, va. Jau. Žodžiu, pagaliau grįžome į recepciją. Gal ėjom 20 kilų. Maždaug, nes po pirmyn atvarį ir žiūrim karštą, ir žiūri karštą, ir žiūri kojas, kur pėdas labiau skauda. Jo, bet nusipirkau akinis naujus. Bet aš pirkau Nike. Dar ten kažką nusipirkau šuniuką. Su Nike. Aš dabar receptiono tualete. Taip. Ne? Mylia patrauktą buteliuką kažką. Aš tikiu, kad čia ne pats blogiausias variantas. Tai mamai padaug tada. Mama pasim šitą. Aš kaip aš... Aki Ir dar mes ten dabar... kondiškas sugedus, tai tu Tai įsivaizduoju. va didžiausias minusas, va tada norėjau tai kundiškai yra, čia Mes dabar galima išdėti. esam prie KFC. Ir aš gavau Šitas stoglangis yra. Įvažiavom, atsidarė stoglangį pilnai ir iš abiejų pusių langų. Ui, kas čia kortas? Lol. Bet kaip keista buvo į tą Benzo elektrus, taip žemai prie... Kaip dabar dar vis Prancūzijoje esame. Bet iki Ispanijos važiuoti 17 valandų ir 40... Portugalijos. Ai, čia iki Portugalijos 17 valandų ir 2 minutės. Tai va. Dabar per tokius laukus važiuojam. Bet tokius. Sveiki visi, aš nusipirkau onigiri. Buvom Lidle, nusipirkom kruasanų, onigiri, nu žodžiu, tokį šūkį, bet aš dabar atragausiu onigiri. Bet aš neturiu kur telefoną pastatyti, tai nematysit, kaip aš ragauju, bet ragausiu. Čia bandėtis vairuoja. Sakė, kad jis nepavargęs, jam viskas įvyksta. Kas klausės? Viskas jėga. Fainai. Važiuojam. Kažkur rasim, kur mėgotis ir tada jis mėgo.
Nes jau vakaras, užmiega paukščiai, užmiega gėlės ir aš užmigsiu. Ate. Žodžiu, dabar čia apsistojom. Kur mes pala? Prancūzijoje dar esam. Šiandien nedavažiavom iki Ispanijos. Ten šiandien gražesnė vieta apsistojom. Dar parodysiu. Čia taip įvažiavom. Ten yra tokia kaip ir užtvara, bet jie nekėliau. Ir jo, pravažiavom. Va čia va. Ten dar kažkokie žmonės kemperiai stoja, ten mano brolis. Va čia va toks vaizdas. Čia va tiltelis toks yra. Čia tokia kaip ir dvara. Nu kaip sodyba kažkoks. Nukas žaidė. Rutuliukas. Rutuliukas žaidžia. Mama ten miega. Tai va, šiandien palapiniai miegosiu. Tai va. Labas rytas. Šalta. Žodžiu, dedamės aktas ir ruošiuosim. Čia mano outfit. Mes dar Prancūzijai, taip va, oui, je m'appelle, Skjul Ugne. Merci. Beaucoup. Čia neminė, kad vėl šiandien ryte žiauriai šalta buvo. Kai mėgom tam viešbutį or something, apartamentuose, tai man buvo karšta, tai dėl to negaliu už tas maikės rinktis, nes aš ją pasiėmėm grynai ant Prancūzijos. Tai va. Šiandien valgėm sraigių iš Lidlo. Yra pakankamai skanu. Aš tokio skonio neįsivaizdavau, šiaip niekada nevalgius buvau tai skanu. Raviolį valgėm. Ir aš dar valgiau kruasanas. Čipsų turim, kažkokį dar lasdelių ten turim. Bro. Va tokių va lasdelių turim, čiokas tik. Ir čia va parašyta, kad čia iš Prancūzijos yra. Šitas mano favorite. Rodas bes kortelę, kur gavau, tai šitą. Šiūrė. Nežinau. Na tai jo. Dabar važiuojam. Prisipirkom, jis sakė, žaduko. Turim vašulę. Ir aš nusipirkau kažkokią tokią, belėk jeigu sakė šūdų. Mes tai galim valgyti, tai aš nežinau. Aš tave galėsiu pamaitinti. Čia man sumuštinį, aš galiu irgi valgyti. Nu tai va, gerai. Dabar valgiam šitą. Saldu labai. Ir tada suvalgiau vaflius, labai skanus vafliai. Ir tas salotas žiauriai skanus. Už 500 metrų įvažiuokite į žiedą ir sukite į antrąjį išvažiavimą. Dabar ragausim kanelę. Dabar galimas greitesnis maršrutas. Greitesnis 6 minutės. Palieskite, norėdami pakeisti maršrutą. Čia matyti visą laiką, kam šį dėl to ir tą laiką ilginai šitą matyti dar mažiau buvo. Palašinį šeštadienis? Taip, jau. Ispanijai, sekmadienį dirba kas nors? Ne. Portugalijai? Nežinau. Žodžiu, dabar esam Ispanijai. Vis dar. Aš nusiprausiau ir įsidėjau a la Paris maitę. Dėl manęs nesumuš, kad aš Ispanijoj su tokia maitė. Nežinau, va, savinėlį įsidėjau. O čia šitame duše, va būtent šitam duše prausiausi. Šiaip žiauriai fainas dušas. Tik tai, tos gaidys, blema. Čia žodžiu, tuščias buvo ir aš gal kokį 10 minučių bandžiau čia įpilti šitą. Ne, įpilti įpyliau, bet šitas vos susidėjo. Bet kažkaip uždėjau. Čia dabar. Čia mūsų daiktai. Nu, žodžiu, toksai kuklus
Gundis ateina, bet čia net neplanuotai atsiradom, tai visai viskau, kaip neplanuotai. Šiaip myliu savo batukus. Čia komoda yra. Jeigu čia gyventum, tai visai gal fainai būtų vienam gyvenimui. Čia va, ir tas žaidimuko žaidžia. Žiau pardžių. Metas. Yra pardas, kurios dirbam. Ten tik saldainius padėjo. Nėra? O vandens? Nėra? Ir čia va virtuvė tokia. Čia šildytuvė jau kažką turim. Nu, žodžiu, kažkas yra. Čia langas, pro kurį matos niekas. Ir va čia va plano lokacija, tai kur mes čia dabar esam? Kur mes esam? Nu, karoči, čia mes vienas, bet... Va, mes čia... Borgose dabar esam. Einam, nu? Tai jau eime. Paskambina kažkas. Va dabar čia yra, kur čia mes Bargui kažkokia, Spurgui. Va toksai va yra pastatas. Va čia man eina. Čia ugnė eina. Čia va toks va leftukas, dabar einam į mašinę. Kepat? Va taip pas. Šiaip su va taip pafainiai. Bobemas to. Nu man nežinau. Čia bus mano, sakant, mašina. Graži, bet man ne. Nu man nepatinka. Labai tokia maroziška, visiškai marozų mašina. Ir Raseinis. Namo jaučiu švarą. Tai čia ir Raseinis. Ar važiuojame priekį, nes čia mes dabar atėjome iki parkingo pasiimti dalykų, kurių nespėjom pasiimti. Tam Turiskonis pasiėmė aliejaus. Ir dabar mes darysim pasivaikščioti biškį. Ir dabar darysim miegot ir rytoj pagaliau Portugaliją pasieksim. Ir varysim prie jūros ir aš tėti pagal planą turėsiu mokinti, kaip reikia tinklinį žaisti. Kur tu išėjai? Tėtis išėjo. Buenas noches. Žinau. Duenas buvęs. Ugnė ir Mantas Mackevičiai. Grįžom atgal, aš mėgausiu šitą mekę, kas yra labai too much. Nes šiaip labai mažai vaikščiom, tai realiai jo, viskas. Savys. Ir rytoj, Portugal, here I come. Jo. Kaip dabar šiandien mes jau varom Portugaliją. Čia mano fit. Ir dabar mane kviečia valgyti. Taip, bet ten mano tas vardas. Nu va, dabar kraustamės daiktus, tipo, įvedu į mašiną ir važiuosim jau dabar iš savo hotelio, apartamentų, checkinam out. Čia va tėtis va. Aš jam padovanosiu tiešą dieną šitą maikę, parodyk maikę. Kaip jums maikė, kaip tėtis labai gražiai atrodo, nu va, skražuolis. Tai va, ir dabar važiuosim į Portugaliją. Mūsų paskutinis tikslas. Nu va, kaip fainiai. Portugalijai mes gyvensim ant vandenyno kranto. Na šiaip juokauju, nežinau, kur mes gyvensim, bet gyvensim. Lamdą galimybę, užpirkam karštą buketą ir užsaliavim. Mes jau Portugalijai. Nusipirkau tokių ledų. Tėtis nusipirko. Nieko nenusipirkau. Nieko nenusipirkai? Dabar kiaušinį valgai iš bagažinės, nes dar nusipirkau kažkokiam alaus dar nusipirkau. O čia bėrinis. Nes aš Vokietijai dar nusipirkau, jau pasibaigė, tai dabar. Žiūrėk, paėmė šitai.
Oh shit, guys. Oceaną važiavom. Oceanas, oh shit. Žodžiu, dabar ten saulė leidžiasi ir ten kažkur vandenynas. Gal girdisi kažkokios bangos ir mes va čia vas taip sustojom. Ir ten palapinė už mes. Mama kepa krevetes, dešreles išvirė. Einam pažiūrėti vandenyną. Žodžiu, aš visi maudžiausi tą vandenyną. Tada aš pusiau sušlapę galvą. Tipo, nežinau, kaip čia praeiti tą vandenyną. Va, dabar kažkaip bandom čia eiti. Bet čia nėra jokio praėjimo. Kaip suprantu, vat iš tų vandenynas. Nu, va. Tai dar bandydama užtraukti maišą, nagą nusilaužiau. Nesimato. Bet labai kliūna visur. Čia mama daro krevetes. Labas rytas, pas mane dabar 1%. Šalta ir vėl ir jo. Žodžiu, nežinau kaip šiandien seksis filmuotis, nes 1%. Aš jau buvau šilta, kai subinė. Mam, Alde parduotuvė ir čia buvo šitas. Kai žodžiu, aš dabar valgiau kažkokią žiūrų skalę banelą realiai. Dabar ten, kur kaip krembrulė atrodė, žiūrų skalė. Ten dar tokias sūras nusipirko. Žiūrų skalės. Iš Alde. Dabar mes esam ten Burger Kingas. Ten ir ten. Degalinė ir jie kavosnėje. Nežinau, gerasios kavos ar ne. Aš per tą laiką tėčia Monsterį išgersiu. Nes mano visi gėrimai realiai pasibaigė. Aš turėjau šepsą tokį. Ir žiūri geras. Žuvis nėra žiauriai skanus, bet jisai surus ir nėra per saltai, you know. Ir tada turiu šitą, bet šitas žiauriai saldus. Dar turiu iš Vokietijos butelį, jis po kėdė mano. Ir aš dabar taip nenoriu šitų bandelių, bet aš noriu paragauti. Gerai, dabar ragausiu kartu su jumis. Aš ir dabar čia pastatyti kamerą, kad matytus, bus kreivai bus. Nu, turim tokią. Tai su kokiusu. Žiauriai skanu. What the fuck, žiauriai skanu. Čia užskaitau. Dabar kitą ragausim. Pala. Dabar tokį keksą dar nusipirkau kažkokį su riešutais. Skonis kaip cinamoninės bandelės, nes čia su cinamono irgi. Jeigu vertinčiau saldžiasias bandelės, šitą pirmoje vietoje, šitą. Šitą realiai lygiai vietose su to, kur krembrulėta buvo. Tai va. Šiandien žinos fitas baiduvai. Ramut maikė. Džinsai. Kažkokie. Matom.
išmetė lėtinių sumetimų, sudužo stiklas lango, tai jau. Kokios nuotaikas bus Aldi? Atsisuk. Čia riešinės žiūriu, yra pardavinėje. Riešinės. Riešinės, patakas kaip ir... Staknėtai, žiūrėk kamerą, pažiūrė. Čia visokių grybų. Žiūrėkit, koks pilnas krepšelis, manau, galim varyti atsiskaitinę. Valgom dabar mango močiledus, nusipirkom Aldi parduotuvėje. Dabar valgom. Čia mes dabar esam Portugalijoje, Lisabone. Ir dabar mes Čia sėdim. žiūrėk, kažkoks matai, filmuok šitą. Tai aš tą ir filmuoju. Ta karalių, o Jėzu, koks didelis. Nu, nežinau, aš tai kažkaip manau, kad aš visai didesnį sakyčiau. Ką tu gali dar pasakyti? Neturiu komentarų. No comments. No komentar. Aš didelį darbą dirbu, aš vairuoju. Žodžiu, what the fuck. Ok, žodžiu, dabar esam Portugalijoje. Čia toks vaizdas palangam nupala. Toks suks kamera. Tai va čia vat toks vaizdas pro langą. Ir tada čia dar galime į balkoną išeiti. Okay. Tada čia lova, kuriam mėgosiu. Čia mano powerbankas. Kondišinė sofa, telikas. Čia biškai jau netvarkinga. Mes jau čia seniai šį patvarėm, bet žiūri karšta buvo. Tai žiūri nenorėjau filmuotis tada. Telikas. Jo, nu, žodžiu. Dabar biškai vėsiau, nes prasivedina kambarys. Čia su šūkais nekreipdėmės, čia jau čia tiesiog for volume. Tada čia yra toksai kodas, kurį suvedi ir taip pasidaro duris. Jūs susirakina be kodo. Čia. Jo, ir tada ten dušai. Čia buvo tokie kaip apartamentai ir mes gal su šitais žmonėm, kurių šie kambariai yra. Mes ten šerinomės kambarys ir virtuvę. O, ne, iš tikrųjų. Ir čia dar galim balkoną išeiti. Iškliuvau. Čia va Portugalijos vėliavos ir all that. Labas ir kitas. Короче, kadangi daugiau Ispaniją, tiesiog, su 4 nakties žiūriu, pypinu, nu kažkaip pasibaigė tas volkapas. Aš koju žmonės nausia Ispanijos vėliava, aš jau visą pypinu važiuodama. Žiūriu, su jėbys vienuoju, sakau, visą naktį pypinu. Ir čia mano žirafas pleistriukas. Ir žiūri gerai laiką, nežinau galiu. Tai čia iš Portugalijos Aldi numeris. Čia vaizdas. Pro langą. Manai. Žodžiu, čia neįsimokojam.
Nu kažkiek. Och, į mašiną važiuoju. Šitas šukaitys koronavas padaro. Čia žiūrėsiu, jeigu reikia. Okay, dabar einu pasivaikščioti Lisabono gatves. Liftas, čia liftas toks, čia kur tas garažas, kuriam yra mūsų mašina. Ir ja, man rodos biškių ne ten išlipau. Oi. Bet tai nauji, kad pirmą aukštą įlėt. Man rodos, kad nulentam. Ir žodžiu, čia dabar lipsim į kalną kokią valandą. Tai va. Tai čia va toks stulpas va yra, čia va tėtis. Va, labai aktualu. Galų žydai ten va. Jų. Čia geltona, žalia, raudona. Žiūrėkit, vau. Čia va tai stebuklas yra, negaliu pasakyti, kaip čia. Čia mama sakė, čia mama nori pažiūrėti. Va, nusipirkau maikutę ten lauktuvių darbiškį, va čia va dabar einam šitą gatuvę. Va žiūrėkit, čia upelis kažkoks. Upė, ką žinau. Kas yra maladec? Aš. Dar čia kažkur buvo ir man nemokamai mano vardą parašė. Ugnė su širdelė. Žiauriai faini. Čia mes Portugalijoje vaikštam. Tai va, nu žiūrėkit, koks fainas kažkas fontanas. Tėtis sakė, krabų lazdelės vaikšto. Čia atėjom į tokį prekybcentrį, aš radau ant Google Maps'o. Čia kaip Lietuvoje kokia mega akropolis, nežinau, bet čia vat, pavyzdžiui, šitą parduotuvę. Va tėtis sakė, kad jis yra maladės. Čia viskas mūsų. Taip pat čia taip mažokai pačiai. Kai naujas kambarys, naujas turas. Tai čia virtuvė biški netvarkinga. Lova, sofa, lova. Tualetas, ką tik ką padariau, langas, paveikslai, kondiškė, nežinau, gal taip geriau rodyt. Čia jau valgėm, privalgė. Jo, dabar labai čiapt atrodo, bet pala galim pažiūrėti, kaip atrodau. Čia vat. Išėjo? Tu irgi ką nori? Jo, baisi. Gerai. Tada. Čia išeinam, čia tokia kaip apartamentai. Būtas. Čia žmonės kažkur eina. Čia, vat, išeinam, čia toks balkonas. Ir va čia yra baseinas. Toks fainas palmės. Ir ta. Eina čia tiesiai. Nusileidai. Apačiai. Čia yra, čia kur pusryčiukas ir to išsivaizduoja. Ir čia yra virtuvė tokia. Čia, lygiai sakė, galima valgyti gaminti, jeigu nori. Vilbės keturiese, tai laik. Ir dabar va čia išeisim ir ten už mūsų mašiną stovi. Ir va čia yra toks baseinas.
Va, labai faini. Labas rytas. Blet, papa. Labas rytas. Žodžiu, dabar eisim prie paplūdimio. Ai! Ai. Čia mano. Ir čia lankstostas. Jau čia kažkokį čekį. Taip, atėjom jau prie paplūdimio. Čia vat labai gražu, labai fainai. Čia yra Atlanto vandenynas. Čia vat pėda. Išsimaudžiu. Čia mes dabar tokiam kitą viešbutę. Grįžom iš paplūdimio ir čia dabar tas viešbutis. Žiūrėjau. Aš tai jau nusimaudžiau. Čia vat duris, čia vat taip. Galėsi? Kokios jūros vandenyno? Čia will see everything, you know. Look. Va, čia balkonas. Nu, kraš balkonas kažkoks. Telikas. Ja. Tada čia kur. Žiūrėjau. Čia vat kambarys toks. Taip va, Bomb Shopping Mall. Labai senas užžinai išpirkau. Labas rytas, mes šiandien kaip ir nelabai turim planų, bet šiandien galim chillint. Jo, vakar realiai vėlai nuėjau miegoti dėl to, nes what the fuck. Tai mes kai buvom prie to paplūdimio, nu jūs viską matysit, I don't fucking know. Bet jo, nežinau, kiek aš dar čia ruošiuosi filmuoti, nes aš jau greitai baigsiu, nes jau atsibodo biškį. Nu, tipo, aplamai visą šitą video, tai čia jau greitai pamatysit. Mano nago situacija, kaip atrodo. Žiauriai matos. Naują jobaną splungą gavau. Bet jo, nežinau, neturiu kaip ir daugiau ką pasakyti. Žiauriai faina kelionė. Taip, aišku, yra niuansų, bet neminėsiu. Ir jo, buvom vakar dar prekybcentre. Ir dabar tėvai išėjo prekybcentre. Tai aš dabar enjoyinu savo free alone time, nes brolis kitam kambarį miega. Maidu, aš čia vis dėlto mėgau, čia tipo. Jo. Mano tas dabar yra maudymukas ir šortai, bet aš dar užsidėsiu kokią mekenčiaus, man tiesiog dabar per karštą, tai jo. Kaip ir, dar vakar dariau kažkokius šveičylai, pomšpakius. Sajapys.